Sveiki, esu vaikų ir paauglių psichologė Natalija ir šiandien draugė su Vilniaus Sveikiau mes pakalbėsime apie būdus, kaip padėti vaikams rūpintis burnos higiena ir dantukų sveikata nuo mažų dienų. Pirminis aspektas, į kurį mes turėtume atsigręžti, tai pačių tėvų dantų valymo įpročiai. Tai yra tai, kas gali pasitarnauti tėvams, ugdant ir lavinant bet kuriuos naujus įpročius. Todėl jau iki 1 metų amžiaus išdygus vaiko pirmiems dantukams rekomenduojama rodyti ant savęs, kaip yra valomi dantis ir po truputį įtraukti į patį procesą ir vaikutį, siūlant ir jam išvalyti tuos kelis esamus išdygusius dantukus. Tam, kad valymo procesas vaikams neatrodytų nuobodus ir monotoniškas, taip pat tikslinga karts nuo karto peržvelgti dantų priežiūrai naudojamas priemonės. Tai gali būti naujo, spalvingo dantų šepetėlio ar net kelių dantų šepetėlių skirtingoms dienoms įsigijimas arba naujos malonaus skonio dantų pastos paieška, vėlgi, kuri būtų tinkama ir kuri būtų saugi naudoti tiek kūdikiams, tiek jau paaugusiems mažyliams. Tokiu būdu dantų valymas vaikams vienareikšmiškai bus smagesnis, nes jie tiesiogiai tai įtraukiami, yra klausiami ir atsižvelgiami į jų nuomonę. Sekantis ir bene svarbiausias aspektas yra pats dantų valymo ritualas. Ir šioje vietoje kuo daugiau žaismingumo, kuo daugiau fantazijos ir pasakų elementų mes pajungsime į šį procesą, tuo vaikams jis bus malonesnis, tuo noriau jie į tai įsitrauks. Todėl vietoje nuobodaus ir vaikams nemėgstamo raginimo laikas arba maržai tai valytis dantis, nes tai daryti yra būtina, tavo dantukai yra nešvarūs, tai daryti yra sveika, pamėginkime pajungti į tai pasakas. Mes galime sukurti istorijas apie neva burnytę apsigyvenusias bakterijas, kurios, pavyzdžiui, užvaldė burnos ertmę, arba gyvūnėlius, kurie pabėgo iš zoologijos sodo ir kurie pasislėpė tarp vaiko dantukų. Kitaip tariant, kuo daugiau fantazijos ir kūrybiškumo, tuo visas procesas vienareikšmiškai vaikams bus smagesnis. Taip pat kažkur iki 4 metų amžiaus vaikučiai yra labai imlūs informacijai, kuri būna pateikiama nuo 3 asmens. Todėl ruošdamėsi dantų valymui mes galime kalbėti tarsi ne mes tą darytume, o tą darytų pats dantų šepetėlis, kuris ir mezga pokalbį su vaikučiu. Ir štai ką galėtų sakyti dantų šepetėlis nenorinčiam valytis dantukus vaikui. Jis gali sakyti, kaip aš stipriai tavęs pasiilgau, kaip man buvo liūdna visą naktį ir aš nekantrauju pasisveikinti su kiekvienu iš tavo dantukų ir kruopščiai jį išvalyti. Ir paėmę dantukų šepetėlį į rankas, tas šepetėlis sveikinasi su kiekvienu dantuku, kol tėveliai išvalo tuos dantukus. Toks valymo būdas vaikams irgi yra žymiai smagesnis ir dažniausiai vaikučiai tada su nekantrumu laukia sekančio susitikimo su dantų šepetėliu. Vaikams taip pat labai patinka, kai mes parodome, kad ne jiems vieniems reikia valytis dantis, kad tą daro visi, todėl valant dantis galime pajungti tai mėgiamiausius vaiko žaisliukus, mašinytės, zuikučius, lėlytės ir jiems taip pat valyti dantis. Tam, kad dantų valymo procesas vaikams neprailgtų, o būtent taip vaikučiai linkia reaguoti, kai tėveliai juos pasikviečia į vonę ir reikia valytis tuos dantis, rekomenduoju pasitelkti smėlio laikroduką. Žvelgdami smėlio laikroduką vaikučiai įprastai reaguoja daug ramiau, nes jie žino, kiek užtruks visas procesas, plus jų dėmesį patraukia byrantis smėliukas ir tai trunka 2 minutės. Na ir be abejo, dantų valymo procesas bus daug gyvesnis ir žaismingesnis, jeigu tėveliai tai pajungs linksmas su vaikų dantų valymo susijusias daineles arba edukacinės knygeles. Šių edukacinių knygelių pagalba vaikas susipažins su dantukų valymo svarba, o taip pat jisai susipažins su pagrindiniu personažu arba herojumi, kuris sėkmingai tą daro ir turi sveikus dantukus. Iš esmės visi išvardinti metodai ir priemonės labai gelbsti tėveliams ir tampa puikiu pastiprinimu ir motyvacija vaikams lengviau priimti dantų valymo procesą, mažiau jam priešintis, suprasti, kad dantų valymas gali būti smagus, kad tai daryti gali būti lengva ir netgi malonu. O tai ir yra tai, ką mes turėtume suteikti vaikams, pratinant juos valytis dantis.